Aristotelis ir Dantė atskleidžia visatos paslaptis. Visiems berniukams, kurie turėjo išmokti žaisti pagal kitokias taisykles. Kodėl mes šypsomės, kodėl juokiamės, kodėl jaučiamės vieniši, kodėl esame liūdni ir sutrikę, kodėl skaitome poeziją, kodėl verkiame, kai žiūrime į paveikslą, kodėl iš meilės širdis ima daužytis lyg pašėlusi, kodėl jaučiame gėdą, kas tas drugelių plazdėjimas pilve vadinamas aistra. Kitokios vasaros taisyklės. Mano gyvenimo problema ta, kad jis buvo kažkieno kito sugalvotas. Pirmas skyrius. Vieną vasaros naktį užmigau vildamasis, kad kai nubusiu, pasaulis bus kitoks. Rytą atmerkęs akis pamačiau, kad niekas nepasikeitė. Nusviedžiau antklodę ir akimirką tiesiog gulėjau, karščiai plūstant į kambarį pro atvirą langą. Ištiesiau ranką ir nuspaudžiau radijo mygtuką. Grojo Alone. Mėšlas. Alone. Grupės Hard daina. Ne mano daina. Ne mano grupė. Ne mano tema. Tu nežinai, kaip ilgai. Man buvo 15. Klaikiai nuobodžiavau. Jaučiausi nelaimingas. Dėl manęs saulė galėjo dabar pat pradeginti mėlyname danguje skylę. Tada dangus bus toks pat nelaimingas kaip ir aš. Didžiai pliurpė erzinančius akivaizdžius dalykus. Vasara, karšta, o paskui paleido Lone Ranger. Vieną iš tų retro melodijų, kurias mėgdavo groti kas rytą, nes tikriausiai galvojo, kad tai geras būdas pažadinti pasaulį. Ei jau, sidabre. Kas pasamdė šį vyruką? Jis mane žudo. Pamaniau, kad klausydamėsi Viliaus Telio uvertiūros turbūt turėtume įsivaizduoti vienišą reindžerį ir tonto ant žirgų jojančius per dykumą. Gal kas nors galėtų pasakyti šiam šnekučiui, kad mums jau nebe 10 metų. Ei jau, sidabre. Mėšlas. Didžiai balsas vėl nuskambėjo radijo bangomis. Pabusk, ei, pasė. Dabar pirmadienis. 1987 birželio 15. 1987. Ar galite patikėti? Karščiausi mūsų sveikinimai su gimimo diena skriejo Waylonai Jennings. Šiandien jai sukanka 50 metų. Waylonai Jennings? Velniai rautų. Tai juk roko stotis. Bet tada didžiai pasakė kai ką, kas pažadino viltį, jog galbūt jo galvoje yra bent lašelis smegenų. Jis papasakojo istoriją apie tai, kaip Waylona Jennings išgyveno 1959 metais įvykusią lėktuvo katastrofą, kurioje žuvo Buddy's Hollis ir Richas Valensas. Paskui išgrojo Los Lobos, atliekama La Bamba. La Bamba. Man patiko ši daina. Nuleidau basas pėdas ant medinių grindų. Linguodamas galvą į ritmą, susimąsčiau, kokios mintis užplūdo Richį Valensą akimirką prieš lėktuvui trenkiantis į žemę. Ei, Buddy, muzika baigėsi. Jų muzika baigėsi taip greitai. Ji baigėsi vos prasidėjusi. Štai kas iš tikrųjų liūdino.